Sveiki. Palangos Klarodoje atėjo žmogus su pagalbos prašymu. Pas jį yra 2 vipetai, aristokratai. Kai nueina į barą su tais šunimis, jie tiesiog žiūri į akis ir nesisėda. Ir kol tie žmonės valgo, tie šunys žiūri į akis ir nesisėda. Tai žodžiu, jie tokio prašė daikto, ant kurio tie šunys galėtų atsisėsti, gulėti ir jiems būtų kaip savo šilta, jauki vieta. Tai mes šią problemą ir išsprendėme. Ir taip, tai yra kilimėlis, kuris keliauja su jumis visur. Na, o kai reikia, jis yra išvyniojamas ir patiesiamas ant žemės. Na ir kaip žinia, bare aplink vaikšto padavėjas su padėklais, su karšta arbata, kitais gėrimais. Ir va šitą rankeną gali sukelti didelių nemalonumų, nes tiesiog padavėja gali užkliūti su koja ir išpilti gėrimus ant tų pačių šunų ar kitų klientų. Tai čia mes apgalvojame ir padarėme kišenėlę šitam diržui paslėpti, kad jis niekam netrukdytų. Taip. Ir čia yra merino vilna, ant kurios šuo tikrai norės įsikuisti ir nuo jo niekur nenueiti. Tai va. O antra pusė yra neperšlampama, todėl jį galima dėti ir ant žolės, ir bare. Na, Dora, kaip tau šitas produktas? Jei šito nereikia. Tai žodžiu, einant, nešantis jį namo, suvyniojam, perveriam rankeną ir volia.